Sveiki, gerbėmieji, einamos savaitės taroskopas, kas laukia 12 zodiakų ženklų, o dabar trumpai apie ateinančius, tai yra jau einamos savaitės planus. Planuoju atlikti ritualus su Irzulį Freda, mylimo asmens pavergimui ir įrodymus, vaizdo įrodymus siųsiu kiekvienam į L-paštą ar į kaip nors kitaip, kad įsitikintumėte, jog darbas yra padarytas. Taipogi nuo šiol tokia praktika dėl vaizdo siuntimų bus pastovi, jūsų pageidavimų žinoma. Taip pat planuoju padaryti kelias paskaitas apie vudu, apie sigilės žinoma, neaspiruojant į jūsų asmeninės praktikas, kadangi praktikuoti vudu be iniciacijos yra labai pavojinga. Aš kadangi iniciacijas turiu, tai aš praktikuoju kaip dera. Na, o dabar žiūrim, kas iškrenta jums. Avinas. Kažkokia liga nedidelė ir dėl tos ligos turėsite kažkokios savisaugos problemos. Vienu žodžiu, kardų trekė, susirūpinkite. Jautis. Kardų dviakė, skausmas, ašaros tikrai nėra gerai. Dvyniai. Imperatorienė. Būsite, kaip sakant, ant žirgo, būsite ir apsirūpinę viskuo, kas gera. Vėžys. Iš praeities labai didelis džiaugsmas. Taurių šešiakė. Liūtas. Džiaugsmas namų židiniu. Taurių tūzas. Mergelė. Kardų aštuonakė. Skausmas, kivirčiai, konfliktai, pralaimėjimas visame kame. Svarstyklės. Pentaklių penkiakė. Svarstyklės vysis pinigus ir pagauti kažkokią dalį pavyks. Skorpionas. Didžioji žinia. Įminsite kažkokią svarbią paslaptį. Šaulys. Apverstas magas. Atsinaujins kažkokios lygos. Ožiaragis. Pagreitės kažkokie įvykiai. Ko tikėjotės vėliau, gausite anksčiau. Vandenis. Dėl kažko tai pasiaukosit pakaroklio kortą. Ir žuvis. Saikingumas. Mažų indėlių, didelius. Kaip čia pasakyti, mažojų indėlių, didelės dovanas gausite. Sėkmės visiems.